Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis sveikinasi laida Labai lengvi klausimai. Mus vis labiau džiugina saulė, tad norisi daugiau dainų ir žaidimų. Kaip tik apie juos ir yra mūsų šios dienos laida. Tikriausiai niekas taip nesuburė Lietuvos žiūrovų prie televizijos ekranų kaip šie du renginiai – Eurovizija ir Eurolyga. Įsipatoginame savo namų sofose ir niekada nesusimąstome, kas Lietuvai yra svarbiau – daina ar krepšinis? Eurovizija ar Eurolyga? Eurolyga ar Eurovizija? Tad šiandien mūsų klausimas jums, ar Lietuva yra krepšinio šalis ar dainų kraštas? Krepšinis yra geriausias ir nuostabiausias. Tai, kai pasako žodį Lietuva, visi tik šara, Sabonis, jaunas Sabonis. Jūs paklausykite, mes turim dėkoti krepšiniui, nes jis mus paveitė milžinais. Lošti, ne, laivus vago. Žvedrai moju, toli, sukasi ratu galvoje momentai, bėga ten, kur ir tu. Milijonas rožių lyg sentimentai, skęsta jūroje debesų. Koks dar klausimas? Tai aišku, kad dainos ir muzika mus lietuvius vienija. Jos mums net padėjo gintis nuo priešo. Prisiminkime Baltijos kelią, sutartines, dainų šventes, kurioms šiemet sueina 100 metų. Na, o Eurovizija mus verčia ne tik dainuoti ir šokt, bet ir luktelt. La 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 la. Tam, kad sužinotume favoritą, mes eisime į gatves ir išgirsime Lietuvos gyventojų nuomonės. Ar jūs labiau mėgstat žiūrėti Euroviziją ar Eurolygą? Eurovizija. O galbūt tuomet turit mėgstamiausią Lietuvos atstovą Eurovizijai? Tai turbūt, kad Silvestras Baltas turbūt. Eurolyga gal? Eurovizija. Eurovizija ir Eurolyga. Ja. O gal turit mėgstamiausią Lietuvos atstovą Eurovizijai? Tai geriau jo klausti. Aš neturim. Nemėgstu krepšinio, todėl žiūriu Euroviziją. Darau. Realiai įdomiausias buvo iš visų. O gal krepšininką tada mėgstamiausią kokį nors turi Žalgirio ar kitos komandos? Kevinas Durantas. Iš Atlanto. Puiku. O sakykit, kaip jūs manot, Lietuva visgi yra labiau dainų kraštas ar krepšinio šalis? Krepšinio. 100%. Eurovizija. Vienašališkai. Ar turite mėgstamiausią Lietuvos atstovą Eurovizijai? Monika Liu tikriausiai. Jo. Sutampa, Monika Liu. O jūsų nuomonė Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio šalis? Krepšinio šalis. Krepšinio, jo, labiau krepšinio. Labą dieną, Marina. Ką jūs labiau mėgstate, ar Euroviziją, ar Eurolygą žiūrėti? Eurolyga. Ar turite mėgstamą krepšinio žaidėją? Keli. Taip. O jūsų nuomonė Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio šalis? Ašarų. Ašarų? Taip. Eurovizija. Ar turit mėgstamiausią Lietuvos atstovą? Darau. Aš irgi mėgstu. O sakykit, kaip jūs manot, ar Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio šalis? Abiejų, manau.
Tiek dainų, tiek... Manau, abiejų. Ačiū. Gražios dienos. Nu, šiaip įdomiau, tai galbūt Eurovizija. Eurovizija. Kiek teko žiūrėti. O kaip jums atrodo, Lietuva yra labiau dainų kraštas ar krepšinio šalis? Krepšinio su dainom nelabai. Ar jūs labiau mėgstate žiūrėti Euroviziją ar Eurolygą? Euroviziją. Jo, aš dažnai žiūriu Euroviziją, jo. Puiku, o gal turit mėgstamiausią Lietuvos atstovą? Tai tie turbūt, kur buvo We Are Lithuania kažkaip. Tie, kur su šortukai šoko? Jo. Yeah, we are the winners. Šitie buvo geri. O sakykit, kaip jūs manot, Lietuva labiau yra dainų kraštas ar krepšinio šalis? Petango. Jūs žinot petangą? Ne. Tai jūs matai, pasidomėkit, nes lietuviai turi nerealiai stiprią petango komandą ir labai sparčiai auga ir šiemet dalyvavo netgi Prancūzijos pasaulio čempionate. Gerai, pasidomėsim, ačiū labai. Ačiū. Geros dienos. Visa. Sveiki. Euroviziją gal dažnai žiūriu. Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio šalis? Krepšinio šalis. Ačiū labai. Geros dienos. Ką labiau mėgstate žiūrėti? Ar Euroviziją, ar Eurolygą? Eurolyga, jo. Nes esu krepšinio fanas, o nežinau, Eurovizija, pasižiūriu ir Euroviziją, bet susidomėjimas tai tikrai didesnis Eurolygos. Tai kaip manot, Lietuva yra krepšinio šalis ar dainų kraštas? Krepšinio šalis. Eurovizija. Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio sostinė vis dėlto? Ir taip, ir taip. Ir dainų kraštas, ir krepšinio sostinė. Mėgstamiausia Eurovizijos atlikėja ar grupė? Laura. Laura, tai čia kur prieš 20 metų? Taip. Little by Little. Tai čia 2004. Taip, visą laiką ją prisimenu. Supratau. Tai ne, man ir Skempai patiko, man ir patiko Monika Liu ir... ir aišku, šitie vaikinai. Sentimentus mėgstat, žodžiu. Gal taip, gal ne. Eurolyga, vienareikšmiškai. Eurolyga ir tik tais, taip? Tik tais. Kaip manot, Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio sostinė? Krepšinio. Tikrai krepšinio. Nu, gal Eurolyga labiau. O kaip manot, Lietuva yra krepšinio sostinė ar dainų kraštas? Nu, gal labiau nei tas, biškito. Eurolyga. O jūs? Eurovizija. Eurovizija. Ir kaip manote, Lietuva yra dainų kraštas ar krepšinio sostinė? Aš sakyčiau, gal labiau krepšinio. O jūs kaip manot? Sutikčiau. Krepšinio. Mieli Lietuvos gyventojai, jūs tarėte savo žodį. Ir nors daugelis jūsų manote, kad Lietuva yra krepšinio šalis, mėgstamiausių televizinių renginių tapo Eurovizija. We are the winners of Eurovision. Vote!